Paskaitą paskaitys Kristina Martenienė iš uždarosios akcinės bendrovės Gilė papasakos apie savo įmonės paslaptis. Kaip pasėsiu, kad netrukdyti vaizdą, jeigu neprieštarausite. Labą dieną dar kartą visiems, labai malonu ir ačiū direktoriui už tokį malonų bendradarbiavimą ir priėmimą mūsų, ar ne. Ir siekdami supažindinti su elektroninėm paslaugom, ar ne, tai mes norim šiandien pristatyti Gilę jums. Galbūt šiek tiek jau yra ir žinomas mūsų portalas, ar ne, tai šiandien šiek tiek gal užsienį pabandysiu. Ir tada nieko nenukdama. Pradėsiu. Jeigu kils klausimų kažkokie, tai mane kažko klauskit ir atsakysiu. Taip, dabar mes siekiame, kad mūsų vartotojai galėtų iš bet kur ir bet kada naudotis mūsų paslaugomis, tai visa, kas susijęs su elektra ir dujom, tiesiog neišeidami iš namų, patogiai apsitarnauti save, ne? Nes viską iš esmės galite pasidaryti, ką mes ir dirbame su klientais klientų aptarnavimo centre. Taigi, kaip tapti to Gilės naudotoju, ne? Tai juo gali tapti visi elektros ir dujų klientai. Svarbiausia tai, kad jūs, jeigu dar nesate prisiregistravęs prie Gilės, turėtumėte tą padaryti. Dabar kaip prisiregistruoti prie tos Gilės? Tai yra pakankamai nesudėtingas procesas. Čia matote langą, ne? Ir yra apibrauktas žodis registruotis. Pirmą kartą jungiantis registracija privaloma. Po to jau sekančius kartus jau jūs kaip registruotas vartotojas turėsite įsivesti tik prisijungimo vardą ir slaptažodį. Dabar ta registracija galima trim būdais. Su savo senais prisijungimais nuo mano elektros, su sutarties duomenim, per elektroninį banką arba elektroninius valdžios vartus. Tai čia pasirenkam, kas jums patogiausia. Dažniausiai, kiek žinau, iš praktikos klientai mėgsta prisijungti su sutarties numeriu. Tai yra atsiskaitomosios knygelės numeris. Turbūt vienas iš paprasčiausių būdų pasiėmėt knygelę, ne, įsivedėt numerį ir savo asmens kodo 4 skaičius. Ir jau galite pradėti registraciją. Jeigu jungsite su dujų sutarties numeriu, tada reiks pirmus 7 asmens kodo skaičius. Bet nesvarbu, kokią registraciją pasirinksit, jums bus labai aiškiai parašyta, ką jūs turite įvesti. Tiesiog yra skirtingi būdai kliento patogumui registracijai. Pačiam registraciniam lange jūs matysit savo vardą ir pavardę ir kas yra svarbu ir būtina, tai yra elektroninis paštas. Jį privaloma nurodyti, nes jis tampa jūsų prisijungimo vardu. Ir jeigu vieną kartą prisijungiate su elektroniniu paštu, daugiau jų jungtis negalėsite. Vienas elektroninis paštas yra jūsų prisijungimas. Ir prisikurti daug paskyrų su tuo pačiu paštu jų neleis. Tai jeigu vieną kartą registravotės ir viskas. Kai jūs užsipildot registracinį tą langą, jums į elektroninį paštą ateina nuoroda. Ir ją būtina pasispausti, pasitvirtinti, nes priešingų atveju jūs ateisite į Gilės portalą, bet matysite tiesiog tuščią langą. Tai labai svarbu po registracijos nukeliauti savo elektroninį paštą ir patvirtinti iš Gilės gautą laišką. Kada jau tą procedūrą atliekat, ar ne, prisiregistravot, nuėjot į savo elektroninį paštą, patvirtinot nuorodą, jau tampat mūsų Gilės vartotojų, ne? Ir jų prisijungimas yra paprastas. Tai vedate elektroninį paštą ir savo susigalvotą slaptažodį. Jeigu pamiršote slaptažodį, visada šalia yra, matote, sakinys, ne, su pamiršote slaptažodį. Ir jį paspaudus, jums reiks įvesti savo elektroninį paštą ir jį ateis priminimo tokia nuoroda. Tai kitaip tariant, turėsit susivesti naują slaptažodį ir jį pakartoti. Ir jau galėsite naudotis Gilės paslaugomis. Gilė iš esmės yra skirta, tai pagrindinis jos tikslas yra mokėti ir deklaruoti rodmenis. Jeigu mano elektra tokia buvo daugiau įvairesnių ten funkcijų turėjo ir nebuvo vien tik orientuota į mokėjimus. Šiai dienai Gilė yra
priema visas įmokas ir kas yra dar viena labai didelė naujovė, kad giliai galite atsiskaityti ne tik už elektrą ir dujas. Mes sutraukėme didelę grupę tiekėjų. Jūs galite atsiskaityti už Omnitelį, už kitas paslaugas, jeigu ten baudą kažkur gavote, galite atsiskaityti. Tiesiog už daug paslaugų galite atsiskaityti jau per gilę. Iki šiol, kaip ir matome, mes buvom elektrą ir dujas turėjom, ar ne? Tai šiai dienai, kaip ir dar kartą pakartosiu, mes galime susikurti savo įmokų krepšelį, ne? Ir čia yra žadas, matot, laukas, pridėti tiekėją. Ir jeigu jūs norite įsitraukti kažką į savo paskyrą, jums tiesiog reikia paspausti šitą mygtuką. Ir yra išskirstyti pogrupiai. Tai elektra, dujos, vanduo, šiluma, namų ūkis, ryšys, finansai, kita. Tarkim, jeigu jūs pagėdavot prisidėti savo paskyrą vandens paslaugas, ne, tai jums reikia užeiti ant vandens, paspaudžiant ir tada reikia susivesti reikalingus duomenis. Dažniausiai tai sąskaitos numerį arba kliento kodą, ne, ir asmens kodo kelis skaičius. Ir tada visas tas pas jūs atkeliauja į jūsų paskyrą. Ir jūs jau galite atsiskaityti ne tik už elektrą dujas, bet ir vandenį, pasirinkti, kaip ir minėjau, tarkim, ryšio paslaugas, už internetą, už telefoną, už finansinius kažkokius reikalus. Tiesiog pasirinkti, kas jums yra patogu ir ką jūs norite atsiskaitinėti už ką. Ir pasirinkę savo rūpimas tiekėjų paslaugas, ne, susidarote tokį kaip ir krepšelį. Tarkim, minėtų atveju yra elektra, dujos, vanduo ir namų ūkis. Ir jeigu aš pageidauju deklaruoti, tarkim, rodmenis, man reikia užeiti ant elektros, paspausti su pele ir man atsidaro vandenų deklaravimo langas. Aš įrašau rodmenis. Tada paspaudžiu ant dujų. Įrašau dujų rodmenis. Tada ateinu ant Kauno vandenų. Ten irgi įrašau savo skaitiklio rodmenis, ne? Tarkim, švara yra, ne? Tai ten yra fiksuota suma. Įrašau švaros ir man viską iš karto suplisuoja. Ir aš jau turiu paruoštą man mokėti sumą. Ir kaip ir minėjau, pasidaro toks mokėjimo krepšelis. Ir už visas šitas paslaugas jūs atsiskaitote šiai dienai vieno pavedimo kainą. Ir pasirinkat elektroninę bankininkystę ir spaudžiat apmokėti. Ir visos jūsų paslaugos tampa apmokėtos šioje vietoje. Visada galite pasitikrinti, pasižiūrėti, ką deklaravote. Visada galite pasižiūrėti savo mokėjimo istoriją. Jinai mokėjimo istorijų ir deklaravimo visada matysis, visa jūsų eiga bus saugoma 36 mėnesius. Jeigu, tarkim, keičiasi jūsų telefonas ar ne, elektroninis paštas, visada galite mano duomenyse susivesti, atsinaujinti savo kontaktus. Dar yra svarbus dalykas, kad mano giliai dešiniam kampe visada rasite klaustuką. Ir prie to klaustuko, paspaudus ant jo, įmeta į pagalbos langą. Ne? Ir tam pagalbos lange rasi dažniausiai vartotojų užduodamus klausimus. Tarkim, jeigu jums rūpi, kaip deklaruoti, tarkim, vandens skaitiklius, ne? Tai jau tokius klausimus, kaip minėjau, dažniausiai užduodamus mes turime. Ir užėjus ant to klausimo su pele paspaudus, jums visas atsakymas bus parašytas, kaip jums deklaruoti, ką daryti ir taip toliau. Jeigu susidūrėt su problema, spaudžiam klaustuką ir manau, kad atsakymą į savo klausimą tikrai rasite. Ir dar svarbu, jeigu jau neradot per dažniausiai užduodamus klausimus su rūpimu atsakymu, visada galima konsultaciją gyvai pabandyti. Persijungimas tarp savitarnų irgi egzistuoja, mano elektra ir dujų savitarna jos išliko. Ir esant poreikiui galima tiesiog pasispausti ir keliauti, jeigu, tarkim, elektros laikiną nevartojimą norite pasidaryti. Pasirenkat objektą ir keliaujate arba elektrą, pamatosi mano elektros langas, tai nepakitęs. Ir čia galima atlikti įprastinius veiksmus, kuriuos galima buvo atlikti ir iki gilės atsiradimo. Taipogi yra elektros ir dujų vedimas giliai, atskirai skirtas, jeigu vartotojai nori naujai įsivesti elektrą, didintis galią, jie gali irgi šitus reikalus tvarkytis per gilę. Ir šiandien labai irgi populiaru yra, tai mobiliuosiuose telefonuose daug veiksmų atlikti, ne, tai gilės programėlę taipogi galima atsisiųsti ir sėkmingai deklaruoti tos pačius rodmenis ir atlikti mokėjimus. Tai čia pagrindiniai dalykai, pagrindinės naujovės iš mūsų gilės. Dar jeigu turite klausimų, tai prašau, mielai klauskite, atsakydama.
turim išbandymų. Žmonėmis ir viskas gerai. Išbandėt, ar ne? Ir nekyla kažkokių problemų, ar ne? Ne, o naujus tiekėjus bandėt, patiko jums ta paslauga, tiko? Aš tiesiog moku už elektrą per šitą. Tik už elektrą mokat, ne? Tai bet poreikia esant, sakau, galima įsitraukti daugiau tų tiekėjų, pasidaryti tokią kaip vieną sąskaitą, ar ne, kažkas tokio panašaus. Pabandysim dabar, pasižiūrėsim. Jo, tai jeigu kils klausimų, tai drąsiai kreipkitės, direktorė turi kontaktų su mano, klauskit, padėsim, ko galėsim šitą vietą. Ir jeigu tu neturit klausimų, tai labai ačiū, dar kas ačiū už bendradarbiavimą, už jūsų iniciatyvą. Dėkui. Tai dėkojam Kristinai, nes tai pas mus ne pirmą kartą ir tikimės ne paskutinį. Ačiū labai. Oi, kaip ačiū. Gražu, ačiū. Direktorė, dėkui. Kadangi Kristina atvažiavo ne viena, bet su savo vadovu, kuris nori likti jums labai, tuo mes jį vis tiek atvažiuosim. Štai ačiū labai už darbuotojų. Paeikit truputį prie man, nes net durys ir bus koridorius. Aš ten norėčiau va. Jūs mane norit dar nufotografuoti? Visus Ačiū Jums. Ačiū. Nesate laikę Jūsų paslaugos. Jo, tikrai kreipkitės, kontaktus turit visada, ar klausimas kažkoks, ar dėl elektros, ar dėl dujų, tikrai visada padėsim. Tai ačiū labai malonu. Viso gero. O dabar kalbėsime apie kitas elektroninės paslaugas. Apie jas papasakos Jūratė Janankienė, mūsų vyresnioji bibliografė. Diena, prisistatyti turbūt man dar kartą nereikia, direktoriai pristatė, susirgo mūsų partneris, negalėjo atvykti, šias paslaugas turėjo pristatyti savivaldybės atstovai, tačiau susirgo ir teko man. Internetas užima vis svarbesnę vietą mūsų gyvenime. Jis taip natūraliai atsidūrė tarp suprantamų mums dalykų sąraše, juk mes net nepastebėjome, kaip kasdienybės tapo dalimi. Jau įprasta, kad priešais kompiuterio ekraną leidžiame didelę dalį laiko darbe, taip pat grįžę namuose. Bendraujame su draugais, ieškome informacijos ir kartais reikia užsiregistruoti ar pas gydytoją, užsisakyti kažkokią paslaugą iš namų, nereikia eiti į kažkokią įstaigą. Internetas yra statistiniai duomenys, kad vartotojų skaičius išaugo ir naudojasi ne tik miesto gyventojai, bet ir kaimiškose vietovėse. Todėl į virtualią erdvę persikėlė ir dauguma kasdieninių reikalų, kuriuos anksčiau tekdavo tvarkyti, eiti su šūsnimis dokumentų iš vienos įstaigos į kitą. Dabar mes internetu galime sumokėti mokesčius, draudimo reikalus sutvarkyti, deklaruojame pajamas, gyvenamą vietą ir kitą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su partneriais Lietuvos savivaldybių asociacija ir informacinės visuomenės plėtros komitetų prie susisiekimo ministerijos 2015 metais baigė įgyvendinti projektą centralizuotų savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiuo tikslu ir buvo sukurtas valdžios teikiamų paslaugų portalas elektroniniai valdžios vartai. Bet aš gal pradėsiu pirmiausia, kadangi dalyvavo 65 savivaldybės, 65 savivaldybių įmonės, įstaigos ir tiesiog mūsų savivaldybė taip pat dalyvavo tam projekte. Ir gal pirmiausia
mes aplankysime mūsų savivaldybės puslapį ir čia yra kur paslaugos ir matote yra toks meniu punktas prašymai. Yra prašymai, matote, merui, prašymas administracijos direktoriui, toliau yra licenzijos gauti formos, toliau finansiniai atskaitomybės formos, socialinės paramos skyriaus formos pagal temas, kategorijas. Ir galime mes bet kurią tą formą parsisiųsti į savo kompiuterį, užpildyti ir elektroniniu paštu išsiųsti į savivaldybės tarnautojų. Dabar matome, savivaldybės puslapį yra ir padaryta nuoroda e-paslaugos. Čia, kaip ir minėjau, nukelia į elektroninius valdžios vartus, kur ir mūsų savivaldybė dalyvavo tam projekte. Dabar aš trumpai, čia mes nusikelsim žemyn, jeigu jūs sudomins, rasite naudotojo vadovą. Ten yra trumpai tokių video klipų apie šios svetainės teikiamas paslaugas. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma VISP yra vieninga valdžios teikimo elektroninių paslaugų prieiga. Tai patogi elektroninė platforma, leidžianti paslaugų teikėjams lanksčiai bei nesudėtingai talpinti ir kurti elektroninės paslaugas, o paslaugų gavėjams visas šias paslaugas užsisakyti vienoje vietoje. VISP suteikia galimybę lanksčiai, saugiai ir patikimai nustatyti paslaugų gavėjų tapatybę. Sistemos naudotojams suteikiama galimybė prisijungti mobiliuoju ar elektroniniu parašu, naudojantis ES šalių tapatybės kortelę arba elektroninės bankininkystės sistemomis. VISP taip pat leidžia paslaugų gavėjams saugiai ir patogiai sumokėti už paslaugas. VISP naudojamas mokėjimo protokolas jungia įvairius mokėjimo būdus ir leidžia išorinėms sistemoms juos vykdyti bei administruoti VISP erdvėje. Mokėjimų vykdymą dar supaprastina mokėjimo tarpininko paslaugos, nes institucijoms nereikia sudaryti mokėjimo sutarčių atskirai su kiekvienu banku. Verta pažymėti, kad VISP elektroninių paslaugų platforma yra skirta ne tik patogiam šių paslaugų naudojimui, bet ir jų kūrimui, kuris, naudojantis VISP įdiegtą procesų kūrimo aplinką, tampa nesudėtingų ir ypatingų programavimo žinių nereikalaujančių procesų. Naudodami VISP platformą, paslaugų teikėjai gali užsakyti elektroninių paslaugų konstravimą, formų sudarimą, duomenų struktūrų rengimą, procesų kūrimą bei integracinių sąsajų diegimą. Be to, VISP paslaugų teikėjai gali sėkmingai talpinti tiek elektroninės paslaugas, kurias sukūrė naudodamiesi VISP platformą, tiek ir kitomis sistemomis. VISP realizuoti sprendimai juridinių asmenų vadovams suteikia galimybę įgalioti savo darbuotojus atlikti tam tikrus veiksmus elektroninėje erdvėje. VISP patogus naudoti įrankis, kurį pasitelkus teikiamos įvairios elektroninės paslaugos. Pavyzdžiui, VISP įdiegta elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo funkcionalumą užtikrinanti paslauga, kuri biudžetinėms įstaigoms turinčioms nedidelę organizacinę struktūrą suteikia galimybę tvarkyti įstaigos dokumentus. Centralizuota programinės įrangos licencijų valdymo paslauga VISP įdiegta priemonė skirta valstybės institucijose naudojamoms programinės įrangos licencijoms valdyti. VISP taip pat teikia turinio valdymo priemonių institucijoms paslaugą, kuri apima sukurtą portalą Mano vyriausybė. VISP yra sukonstruotos ir į elektroninę erdvę perkeltos visose šalies savivaldybėse, teikiamos 65 svarbiausios paslaugos, 14 valstybės institucijų teikiamos 29 paslaugos bei 111 elektroninių prašymų šių institucijų paslaugoms suteikti. Įdiegti sprendimai užtikrina patogų ir lengvą valstybės bei savivaldybių institucijų paslaugų gavimą gyventojams, verslui, užsienio piliečiams. Taip pat didina valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos skaidrumą bei efektyvumą. Naujos elektroninės paslaugos leidžia sumažinti paslaugos konstravimui, teikimui ir gavimui skiriamą laiką bei finansinės išlaidas. Paprasčiau tariant, VISP portalas yra bendra prieiga kone visoms svarbiausiams Lietuvoje teikiamoms viešosioms bei administracinėms paslaugoms gauti. VISP sistemoje šios paslaugos gali būti sujungiamos ir tapti kompleksinėmis paslaugomis naudotojų pasiekiamomis vieno mygtuko spustelėjimu. Daugiafunkcija ir nuolat tobulėjanti. Naudotojams patogi VISP sistema suteikia galimybę sparčiai kurti vis naujas elektroninės paslaugas bei užtikrina abipusį pasiekiamumą tarp valdžios institucijų ir gyventojų. Šiuo metu VISP vienyje per 200 institucijų ir leidžia pasiekti daugiau nei 610 paslaugų, o elektroninėme VISP paslaugų portale jau apsilankė daugiau nei 2,5 milijono unikalių lankytojų. VISP sukurta ir patobulinta ES struktūrinių
matėme filmuotą medžiagą, pristatė elektroninius valdžios vartus. Dabar mes grįžkime į pačią pradžią, aš trumpai parodysiu, kaip galima susirasti. Čia pirmiausia, tai mes turime pasirinkti, ar esame verslo atstovas ar gyventojas. Pasirinkame, kad gyventojams. Ir pagal kategoriją yra išdėstytos paslaugos. Toliau yra, kas tą paslaugą teikia. Ir matote, čia žemyn yra išvardytos visos savivaldybės. Čia reikia dar kartelį paspausti plačiau ir atsiras, va, matote, Prienų rajono savivaldybė. Ir iš eilės, čia yra pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos išdavimą. Ir dabar arba asmens skundo prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje. Dabar sugalvokit, kad man reikia parašyti skundą ir man reikia šitos prašymų. Aš paspaudžiu, užsakyti. Ir tada dar kartą meta visas savivaldybės, aš pasirinksiu taipogi toliau, kadangi rašysiu skundą Prieną, pasirenku Prienų rajono savivaldybę ir va mato, čia yra, kas yra teikėjas, matote, kad yra Prienų rajono savivaldybės. Ir jeigu čia užsakysite, mūsų atitinkami savivaldybės tarnautojai gaus jūsų pateiktą prašymą. Čia yra toliau viršui, matote, prisijungti. Pradžioje galime užsakyti, bet čia, kada spausiu užsakyti, jau atsidarys dar kartą gyventojams ir prisijungimas. Ir jūs turite pasirinkti, per kurį banką arba asmens tapatybės kortele turi būti skaitytuvas, tai jeigu galima apsilankyti bibliotekoje, pas mus bibliotekoje yra asmens tapatybės skaitytuvas, kuris nuskaitys, ten įvedame kodą arba per elektroninę bankininkystę. Su asmens tapatybės kortele tų prisijungimų yra mažiau. Dabar ką dar čia reikėtų, tiesiog, kai jūs sudomins, jeigu nesinaudojote ir norėsite per elektroninės valdžios vardų e-paslaugomis pasinaudoti, yra čia tokias skyrelis dažniausiai užduodami klausimai. Čia rasite daug labai atsakymų. Toliau yra pats naudotojo vadovas. Yra labai smulkiai viskas paaiškinta, kaip tą paslaugą galima užsisakyti, informacinis žinynas. Čia yra tai ir filmuota medžiaga, yra sudėta į YouTube'ės puslapį ir ten yra netgi pagal atskiras temas, ten kaip pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, mačiau, yra filmuota medžiaga. Lietuviams praleisti daug laiko internete, kasdienybė. Čia sužinome visas naujienas. Čia pavyzdžiui, kaip pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Ai, tiesiog nuostabu sugalvojo vairuotojo pažymėjimą. Ką dabar daryti? Kaip nuvažiuoti reikia užsisakyti naują? Taksi? Tikrai prabangu. Autobusas. Bet tik persėdimo, užtruksiu nežmoniškai ilgai. Galbūt išeiti su vairuotojo pažymėjimą užsisakyti internetu. Jokia demokratijos paslauga iš valdžia tikrai nenusivylė. Reikia pamėginti. Labadiena. Atvira valstybės įmonės Regitra internetinį puslapį www.regitra.lt. Praduodame puslapį, dešinėje pusėje pasirinkite skiltį vairuotojų portalas. Patekę į vairuotojų portalą, prisijunkite prie jo, spausdami kairėje pusėje esančią nuorodą prisijungti prie portalo. Prisijungti prie portalo galite naudoti
pažymėjusi ant parašų, asmens tapatybės kortele, elektroninės bankininkystės sistemomis arba kitais portale nurodytais būdais, kurie yra išvardinti ekrano dešinėje apatinėje pusėje. Prisijungę prie vairuotojų portalo, kairėje pusėje pasirinkite norimą paslaugą. Šiuo atveju užsisakyti vairuotojų pažymėjimą. Atsiradus esamų užsakymų lentelei, spauskite užsakyti naują vairuotojo pažymėjimą. Užpildykite atsiradusią formą skiltyje priežastis, pasirinkę norą pasikeisti turimą vairuotojo pažymėjimą. Užpildę visas eilutes, spauskite formuotų prašymą. Sveikiname! Jūs ką tik užsisakėte naują vairuotojo pažymėjimą internetu, neišėję iš namų. Noriu dar pasakyti, kuo yra patogu čia naudotis ne tik mūsų Lietuvoje gyvenantiem, bet ir mūsų vaikam, šeimos nariam, kurie yra išvykę į užsienį. Pavyzdžiui, čia prisijungus per elektroninius valdžios vartus, elektroninę bankininkystę galime užsisakyti. Įsivaizduokim, kad baigėsi užsienyje gyvena mūsų kažkuris šeimos narys ir baigėsi vairuotojo galiojimo pažymėjimas. Ir jis gali pasikeisti tą vairuotojo pažymėjimą užsienį. Tačiau, norint jam pasikeisti tą vairuotojo pažymėjimą, reikia būtinai pristatyti iš Lietuvos pažymą, kokias jis turi kategorijas, kad Lietuvoje nesulaikytas jo vairavimo pažymėjimas. Ta gauti pažymą gali tik pats asmuo. Negali nei mama, nei tėtė, nei brolis. Ir jam grįžti iš užsienio į Lietuvą, išsiimti tik tą pažymą. O va šito elektroninių valdžios vartų e-paslaugos.lt gali užsisakyti tą pažymą. Taip pat yra labai populiari pažyma, kurią galima čia susimokėjus prisijungus irgi. Ši pažyma yra mokama dėl teistumo. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš sugalvojau eiti dirbti į apsaugą. Ir mane tikrai ten nepriims, jeigu aš nepristatysiu ar neturiu teistumo. Gauti tą pažymą irgi turi tik tai tas pats asmuo, kuriam reikalinga ta pažyma. Čia nebus jokių problemų ir gaus jis elektroniniu paštu tą pažymą. Taip, kad tikrai yra šis projektas naudingas ir tiesiog, kas nesinaudojat, gal neturite elektroninės bankininkystės, nesinaudojat šitom paslaugomis, reikia pradžioje įgyti tą kompiuterinio raštingumą, bet atėję į biblioteką jūs tikrai gausite tą konsultaciją. Tai jūs parodykite dar kartą Prienų rajono savivaldybei, kokias teikia tas paslaugas. Taip, ten yra daug sąrašą. Tai yra, dar kartelį parodysiu. Ir čia galima tikrai išsiimti iš jų tas formas ir viską išsiųsti elektroniniu paštu ir nereikės parskyrių. Taip, čia atsidarom Prienų rajono savivaldybė ir matome yra žodelis paslaugos. Toliau yra prašymai. Ir čia va matot, kiek yra prašymų. Bet paslaugos. O paslaugos pas juos, kur yra elektroninės paslaugos, nukelia į elektroninius valdžios vartus. Ir Prienų rajono savivaldybei teikiamas, kaip man rasti? Kaip rasti, spaudžiat gyventoją, tada pasirenkat, kurią jūs, pavyzdžiui, norit. Jei jūs norit, dabar yra, norit aplankyti... Aš noriu visas pamatyti. Visas, čia va yra kategorijos. Žemės ūkis, verslo... tada jūs susiieškome savivaldybę. Va, matot, teikiant instituciją. Ir čia yra daugiau, nes mūsų pagal abėcėlę nesimato Prienų. Tada spaudžiame, uždedam tik varnelę ir iškart jau Prienų savivaldybė. Ir čia va matot, pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą. Yra 57 ir tame tarpe bus ir mūsų savivaldybė, asmens skundo ir prašymo, pažymos gyvenamosios patalpos savininkų, leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose, ūkininko ūkio registravimas, išvados dėl nekilnojamo ir kitokio, įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Aš netgi šitą pažiūrėjau, ar tikrai, matau, čia kažkas neveikia jau. Jau gal čia mūsų savivaldybė dabar, nežinau, kažkodėl vakar man buvo atsidarę čia. Viskas buvo gerai.
tada, kai paspaudė ant tos paslaugos užsakyti, parodo, kad teikėjas yra Prienų rajono savivaldybėje. Va, aš va dabar čia, kur mes pabandėm pirmai ir užsakyti. Va, ir tada dar kartelį pasirinksime savo savivaldybę. Ir va yra aprašas. Matot, interaktyvumo lygis yra 3. Čia jau yra, kada yra aukštesnis lygis, tai yra jau Sodra, ten Teisingumo ministerija, o savivaldybės eina 3 lygių. Ir matot, yra teikėjas Prienų rajono savivaldybės administracija. Kitokią dar paslaugą parodyti. Ne tik skundus. Gerai, palauk, išpėsim. Žiūrėsim, toliau, dar grįšim. Aš mirties, pavyzdžiui, liudijimą galiu sakyti internetu? Mirties liūdį. Kada ne? Ne, nu tai gal aš galiu sakyti internetu, kad man jį parem. Ta prasme, kad žmogus numiršta. Žmogus, kai numiršta, tai yra gyventojų duomenų registras ir žmogus mirė. Jūs ateinat su tuo dokumentu į metrikacijos skyrių ir iš karto jums išrašo tą mirties liudimą ir išbraukia. Tai aš negaliu neteiti ir gauti pažymą tą mirties. O šituo tiesiog dabar net nežinau, ar niekad nesidomėjau šito. Dabar yra dar viena naujovė, čia jūs galite irgi prisijungti prie Sodros, turbūt jau žinote, kad kai jūs turėdavot nedarbingumo lapelį ir jūs rašydavot Sodrai prašymą, kad jums sumokėtų išmoką. Dabar yra vieną kartą nuo rugsėjo 1 jūs ją parašysit ir jums niekada daugiau nereikės rašyti. Jūs dar susirgsit, turėsit ir jau jums praves pinigėlius, jums nereikės rašyti Sodrai prašymą. Taip, tai va čia yra, kurią dar čia pažiūrim. Leidimas verstis Verslo didmeninę ir mažmeninę prekybą. Nu, pažiūrim. Ką čia parodys? Pažiūrėsim, ar tikrai yra teikėjas Prienų rajono savivaldybėje. Taip, Prienų rajono savivaldybės administracija. Matote, va čia yra. Tikrai šitas yra mūsų. Aš kiek mačiau, tai yra 35, man atrodo, tos paslaugos. Tai va, man įdomu, kokias aš 35 galiu, nes jų šiaip yra daugiau, o Prienos... Bet va Prienų, tai man atrodo, va čia yra, pavyzdžiui, čia 57 teikėjai parašyta, čia 55. Ūkininko ūkio registravimas, va, ko gero, irgi bus nekilnojamo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo ar dovanojimo uždavimas. Įtraukimas į va, neturinčių asmenų apskaitą. Čia tikrai irgi yra Prienų. Va, taip yra Prienų rajono savivaldybės administracija. Kai pradžioje mes pasirinkome tą savivaldybę ir iš eilės, kur yra jie, tai tos visos paslaugos ir yra teikiamos toj savivaldybėje. Čia uždedam varnelę ir visas iš eilės, va taip. Va čia yra pirmas, kiek čia tų puslapių yra daug. Aplankysim antrą. Vaiko skyrimas, pratęsimas, pakeitimas minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės, pažymos apie žemės dirbimą nacionaliniai mokėjimo agentūrai, charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas, organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas, leidimo važiuoti didžią gabaritę ir sunkiasvorio transporto priemonę, gyvūnų padarytos žalos dėl žemės pasėliam, leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti medžius ir krūmus. Toliau dar aplankysim trečią ir patikrinsim vieną kažkurią, tikrai yra mūsų savivaldybė, kurią dabar pažiūrim. Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos paveldėjimo, tiesiai įrengti, koreguoti kelio ženklus, gyvenamojų, pažiūrim, ar čia mes būsim ar ne. Tai mes būsim, nes mes Prienų savivaldybę atsidarę esam. Tai va, tai
ten iš eilės jos yra tos visos. Aš manau, kad čia va, tiesiog nepatikrinau aš jų dar visų šitų, bet aš tai galvoju, kad čia va kiek yra šitų puslapių, tai čia viską galima. Vadinama laidoti išdavimas. Patikrinsiu. Pažymba. Reiškia, galima ir internetu gauti. Tai Prienų rajono savivaldybės administracija tikrai šitą galima leidimą gauti. Tiesiog Galima visi prisijungti ten bibliotekose prie šito portalo ir išbandyti. Jo, pasiūlymą, kaip prizūtų prie savivaldybės tinklapių, kad pabandytų patys Po transliacijos. Tai gal tiek trumpai, tiesiog siūlau prisijungti patiem pasibaigus šitą renginiui ir išbandyti, kuri paslauga jūs domina, nes čia va yra kur kategorijos, pavyzdžiui, yra migracija. Jeigu va paspausi migraciją ir išmes viską su ta tema. Va pažymos apie deklaruotą asmens kalbą vėl tą patį metą. Tiesiog praktiškai, kada išbandai, tai yra daug aiškiau, ne teoriškai, ką gali papasakoti. Kad klausėt, tikimės, kad naudositės elektroninės valdžios vartų paslaugomis e-paslaugos.lt. Tai dėkojam Jūratė už paskaitą ir linkim toliau domėtis tom paslaugom ir perteikti mum jas. Ir noriu padėkoti visiems dalyviams projekto, kadangi mūsų projektas artėja į pabaigą. Ir visų mes laukiam spalio mėnesį baigiamųjų šventei. Ačiū. Šventė ateis. Spalio atrado. Nežinau, kur mes spalio. Kažkas sekmadienį. Spalio mėnesį.